970. Do you have it on the radio now? No, I can't do it. Let's do this. Whoa. 4:30. Aconcagos šturmas prasideda. Vadas į priekį. Ja. Šaltoka, kai tik pirštinės nusiėmė. Daug kiek laipsnių. Koks -15 jaučiu. Nes geria tai stipriai rankas. Nelengva, nelengva. Kiek vertikalių turime? No idea. How are you? A bit tired. Tired? Yeah. You can take a seat, take a good rest, eat something. Yeah. Whew. With the sun is really nice. Mm. Over there comes a really hard part, right? The traverse and the cave. Okay. So you have to rest, eat something. No? So you're last? Yeah, yeah. Žingsnis po žingsnio. Žingsnis po žingsnio. Ten еще по части лом. Turbūt sunkiausia diena gyvenime. Turbūt sunkiausia. Šitos dičkis akmuo. Artėjom link 6700 metrų jūros lygio. Tai kartais jau atrodo, kad ne tai, kad čia kažką darai, bet
sapnuoji, kad sapnuose tu žygiuoji. Tai toks keistas jausmas, bet tada sakė, čia normalu. Būna ir pradeda sukt galva, haliucinacijos. Man tiesiog kartais atrodo, kad jų čia nebėra realybė, o sapne aš kopiu. Let's go! To dar nėra buvę, kad tada nuleistų nuo kalno. Ne, tai gerai, ateis va gidas, pažiūrės, kaip tu lipi. Va, 10 metrų. Labai paprasta. Bet greitis koks. Palaukiam, kol ateis. How are you guys? Hey, hey. Tell me, brother. Oh, fine. Vadas. How are you? Good. Tired? Yeah, tired. A bit. The most fit, this one. You're going up? The going up here was very slowly. I would say I was already thinking about injection, but he wants to go, but I forbid him to go. Can you check his speed somehow and just tell him that he cannot go? Guys, look. In this part of the mountain is the hard choice, yeah? That the guy take for you. Listen to me. Yeah? So if the guy says something, you must do as the guy says, okay? It's the most important thing. I know my body. I know how is it act. I know that I can go slow, but I can go up. What do you think? No? Yeah. You have the answer, man. End of the story. Your guy We say? will not make it. We will not make it. Now we discussed that it's 3:30 and at such pace. Now I mean, we are like in the bus schedule. but spėtų tą lainą. Tommy don't like this. Tommy don't like this. Please come now. Sorry, man. You don't have enough guys. Here. Nu, komplikuota biškė situacija. Čia kol visi užlipom, realiai visi prarado jėgas. Nu, Pavelas, mūsų broliukas Latviukas, stipriausias, o mes visi kiti, net ir Tadas, tai biškį iškritę. Ir mūsų tas kitas gidas vietinis, nu jis nenori vesti vieno Pavelo, jis nori visą komandą leidžia min. Nes return time yra 3 valanda dienos, dabar jau 1:30, o iki viršūnės dar kokios 2-3 valandos. Ir 200 vertikalių. Tai reikalų yra, tai neaišku iš tiesų kokia bus situacija. Ar čia mes leisimės, bandysim lipti, bet tada sako, aš esu jau lavanėlius leidęs nuo viršūnės, tai tikrai nenoriu kartoti. Tai nežinau. Aišku, apmaudu būtų, bet iš kitos pusės blemba, dar ta viršūnė toli. Ir atiduoti visas jėgas iki jos ir paskui būt čia helikopterių tai nėra. Tai tik žmogaus jėga gali tave nuleisti. Tai irgi ne kažką. Vaizduoti pasakiški. Super. Pakilom į 6700 metrų virš jūros lygio ir liko 2 su biškiu sukilt. Bet su mūsų jėgomis tai nežinau.
Kitas dalykas, Kinijai reikia, mano atveju, Konkagvos viršūnės, kad gaučiau leidimą kopti Everestą. Iš kitos pusės gal Kinija sutiktų jiems ir Ojos del Salado, kuris tik tais keliasdešimt metrų žemesnis yra. Tai sakė, Tadas užklaustų. Nes matot, Čilėje aš daugiau laiko turėčiau sulipti į tos 6, 8, 9, 2, 3 atrodo. Kitas dalykas, galėtume ir čia išlaukti to oro ir vėl bandyti į Konkagvą lipti. Bet dabar, kiek žiūrėjo orų prognozė iki vasario 7, tai stiprus čia vėjai po kem 9 km/h vėjas, tai ne kažką. Dabar tai čia pasaka oras, tai todėl tiek daug ir žmonių. Čia yra visi bando lipti. Bet ir tai, kaip Tadas sako, čia turbūt beveik visi turės suksis žemyn, nes nelabai spės. Return time yra 3:30. Jeigu kito laiko nespėjai, viskas sukiesi, leidėsi žemyn, nes kol dar nusileidai ir panašiai, paskui taip ir atsitinka nelaimės. Tai mes dabar dar laukiam savo to gido, ką jisai pašnekės ir įvertins mūsų situaciją, mūsų būklę ir bus aišku. Jau. Tai gal jau fokusuokis į tai, ką reikia. Tai aš neimu kameros. Neimu, nukabinam visą kiekį. Vandens turi? Jo. Ok. Čia visą kitą pabandysim susikrauti. Nu, žodžiu, biškį situacija pasikeitė. Atkeliavo mūsų gidas Tomis. Na ir... Yeah, and he saves our day. Nes Tadas sako, yra, nu, vat, Raimondas iš Latvijos ir aš, kurie, nu, galėtų bandyti lipti viršų ir išlaikyti tą tempą, kad nebūtų per vėlų. Gerai, Tomis sako... Gumis. Muchas gracias. Thank you. Ir Tomis sako, gerai, jie gali lipti su manim, bet jeigu išlaiko tik tais mano greitį, tada gali užlipti. Jeigu neišlaiko, tai tada leidžiasi žemyn. Tai dar bandė Vytautas Švedas ir Tomis sako, viskas, leidžiasi žemyn, tavo greitis yra per mažas. Tai mes likom dviese ir mums iki summito liko vos keliasdešimt metrų. Tai cheers visiems, lipam į viršūnę. It's low, but we are on the summit almost. Yeah. Start to feel it. If you want, you can start to think one reason to cry. Okay. And thinking all the effort that you make to be here. Yeah. That's why it was a bit tough, you know. Sitting there, no, nothing at all. Dar vienas pitstopas. Tai bus paskutinis iki viršūnės. Čia judesys visiškai vėžlio greičiu. Bet man niekad nėra buvo tokio jausmo, lyg čia kažkoks sapnas. Tu eini paskui tą gidą, koja palei koją, lazda palei lazdą, dėlioji, kad nenuslystum žemyn ir nenudardėtum. Bet toksai lyg kažkokia haliucinacija ar sapnas, bet nu nerealybė. Bet Tadas sakė, nuo maždaug 6,5 aukščio, tai jau tampa norma, kad biškį galva pradeda haliucinuoti. Kosmosas. O, ir debesis prasisklaidė nuo Konkagvos. Tai pasieksim. Čia visi beveik vienas kitas tik su kuprinė lipa. Dauguma be kuprinė lipa tą paskutinę atkarpą. Nes nu nelabai ko reikia, iš tiesų tik vandens. Tai jeigu papilvėsi, pasidėjęs kamelbeką, tai viskas ok. Bet be vandens visiškai lipti nerizikuočiau. Nes vanduo dar biškį tave atsitraukia nuo tos iliuzijos į reality, į tikrovę. Fuu. Vežiai gražu. The head is not working. Come on. Come on. 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2. Hands. Just give me a moment. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hands, 2, 2. Come on, Sammy. Yeah. Yeah. Very good. Thank you. Woo. Concagua. Yeah. Thanks, man. You're the hero. And so. Sunkiausia diena mano gyvenime. Bet labiausiai gal erzina tas, kad nuo 6:30 viskas kaip sapne, nebekontroliuoji savo judesių, veiksmų, eini kojas į kairę, į dešinę, žiauriai. Tai wow. Nu, visi linksminasi, džiaugiasi. 6-9, 6-2 šiaip. Čia nas užrašyta 6-9-6-0,8. Visur skirtingai teigia. Bet labiausiai noriu padėkoti jums, mano sekėjams, mano šeimynai, mano rėmėjams, kurie tiki ir tikėjo manim. Bet šiandien dienelė, wow, dviese su latviukų broliukų padarėm, yeah! Nosis bėga. We made it. Unfortunately, only 2 of us. 2 of us from 8 persons, right? But, yeah. Sightseeing is not much of a big thing because it's cloud. Dabar reikia biškiai atsikvėpuot. Išlaukti dangaus gero, nes šiandien šiaip oras neblogas. Tik tais, kad tie debesis paviršium vaikšto. Tai manau išgaudysim giedresnį orą. Nusipiškim fotkę. Biškiai atsikvėpuot ir leisti žemyn. ¡Cadê el foro del cumbre ahorita! ¡Ya fue! Ya fue todo, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Figura Juan, ¿verdad? Es Juan, ¿eh? Caramba! Yes. You go. Thank you, thank you.
Nu, o čianais ryte lipom su giedra saulutė ir giedriu dangum, o dabar viską naujai užpūstė, tai prognozės veltui nepabėgo, tai kaip ir Tadas sužiūrėjo visas prognozės, kad po pietų kils vėjas ir rytoj dar labiau kils, tai šiandien reikia šturmuot viršūnę, bet ne visiems pasisekė. Kojos vos laiko, einam žemyn, jau nedaug liko, pasieksim 6 kilometrus, nors galima eit miegot. Hey, hey! Hey, hey! You're good here. In the trousers. Sveikinu. Ačiū. Tony, one more time. Thank you. Oi. Fu. Nu blemba. Nelengva. Nelengva. Raimondas ateina. O aš tuo atsireksiu. Gerai. That's for you, man. Visiškai. Visiškai. Viskas, palapiniai. Reikia su drėgnom silėsėm valytis, kol Tadas manęs neužuodė. Buvo geras. Buvo geras. Nu ką, dabar pildysiu trispalvę toliau ir kelsiu ją už poros savaičių. Gal net greičiau. Nu jo, grubiai. Už savaitės 2 į aukos dėl salato aukščiausia planetos ugnikalnį. Tai jo, vienas iš 3 kelionės etapų pasibaigė. Tai aišku, dar čia bus smagumynų. Tadas kažką pamasto Mendozoj su raftingu, tai raftingas visiems patinka. Bet šiandienelė dega žandai tokie aptirpė, tokie, nežinau. Bet sakau, tie paskutiniai 100 metrų su kilimu, tai kažkokia kita dimensija. Eini toks kaip ir sapną, atrodo. Nekontroliuoju judesiu, atrodo vienas žingsnis į šoną ir pum, nudardėsi nuo skardžio, kas visai realu. Tai mums tas gidukas visą laiką sakydavo fokus, nepameskit minties. Tai labai pagelbė iš tiesų, davė tipsų. Viskas. Einu praustis su servetėlėm. Nu ką, poilsis. Čia turėjom visi užlipti tą viršūnę, bet užlipo, netiem kažką gaut, bet užlipo Aurimas, Latvis. Kodėl užlipo? Nes jam šypsojasi fortūna. Prašau. Ačiū. Ir šypsojasi fortūna. Nes va, savo čilinė dideliai palapiniai. Man irgi šypsojasi fortūna. Gal nešypsojos, nepasisekė su palapinioku. Nu ką, prieš pusvalanduką saulė nusileido. 8:30 žinai saulė leidžiasi. Dabar yra 9 vakaro. Tai smagu. Bet aš jau šiandien išsitaškęs. Tai perskeliu dar tik tais vlogus į išorinį hardą. Turiu Samsungo 4 terabaitų, tai
patogiai, nes į kompą tiek netelpa vlogų. Tai manau, šiandien persikeliu, atsilaisvinu kompą ir tada rytoj anksčiau atsikelsiu ir susimontuosiu vlogelį ir mes jau rytoj paliekam šitą stovyklavietę 6 kilometruose ir pradedam judėti 4-2. Tai atstumas bus tik tais 3-4 kilometrai, apie 3 valandos žygelis. Tai ir temperatūra šiltesnė, ir savijauta bus geresnė, ir tiek žinių. Tai jo, šiandien Aconcagua pavyko, prisileido jinai mane ir sekantis etapas Mendoza ir paskui Čilė ir Ojos del Salado ugnikalnis. Tai sutiksime tam vlogė. Iki bičiuliai. Thanks, man. You're the hero. Sunkiausia diena mano gyvenime.